Krypties linija. Linija, kuri yra nupiešta jungiant mažiausiai dvi kainos aukštumas arba žemumas, yra vadinama krypties linija. Jau pats pavadinimas mums sufleruoja, jog tai yra kryptį parodančios linijos. Jei tinkamai brėžiamos, jos gali netgi padėti pasirenkant įėjimo ir išėjimo į rinką vietas, kainai priartėjus prie linijos pasirenkant kokią poziciją atidaryti – pirkimą, rodomas kainos atšokimas nuo kylančios linijos ar pardavimą – atšokimas nuo besileidžiančios linijos. Besileidžiančios tendencijos rinkoje Forex linija veikia kaip pasipriešinimo lygis. Kylančios krypties linija veikia tuo pačiu principu ir yra palaikymo zonos. Linijos ilgis prekyboje taip pat svarbu. Tai laiko tarpas nuo pradinio jos taško iki tol, kol kaina ją vėl pasieks. Kuo ilgesnė Forex linija, tuo stabiliau kaina reaguos pasiekusi ją, ypač jeigu ji nebuvo kirsta. Prekyba linijomis. Pačios linijos taip pat generuoja signalus pozicijos atidarimui, tačiau tai priklauso nuo jos struktūros, paros laiko, statistinių duomenų ar prieš tai buvusių kainos judesių. Jos yra taip pat labai naudingas indikatorius prekyboje. Iš praktikos pasakysime tokį dalyką, jog linija turinti 3 ir daugiau prisilietimus anksčiau ar vėliau bus kertama. Ji tampa magnetu kainai. Ir tai turi gana paprastą ir logišką paaiškinimą. Ta linija jau kuris laikas būna pasipriešinimo ar palaikymo lygiu, už kurio sudėta nemažai prekeivių rizikos limitų – stop loss. Taigi rinkos dalyviai, kūrėjai bando juos pasisavinti. Jei linija, į kurią ilgą laiką reagavo kaina, buvo kertama, tai gali reikšti naujos tendencijos pradžią, ką ir matome mūsų pavyzdyje. Kylanti tendencija pasikeitė ir kaina pradėjo judėti žemyn. Kaip jau supratote, krypties linijos yra labai naudingas prekeivio įrankis. Išmokus tinkamai jas pritaikyti, galima gerokai pagerinti savo prekybą. Tiek apie linijas, sėkmės prekyboje.